jeigu gauti iš gamtos tą vitaminą C, tai reikėtų ekologiško obuolių suvalgyti pusę kibiro. Įmanoma, tikrai galim suvalgyti pusę kibiro, bet tai, o kur kiti vaisiai, tada pomidorai, paprikos, abrikosai, mes turime vaisių ir daržovių 10 kg per dieną suvalgyti. Tai yra neįmanoma. Ir jeigu paanalizuotumėm ir parašytumėm, kiek mes šiandien suvalgėm kokių daržovių ir vaisių, tikrai iš mūsų čia sėdinčių ne vienas to nepadarėm. Ir noriu pasidalinti, jau gal girdėjot, akių istoriją iš savo gyvenimo. Mano sesuo mažoji yra tokia, stipri masažistė, jinai yra pirmos grupės invalidė, beveik akla, nes jinai mato tik tais takelį, viena akis yra užgesusi visiškai, o jos dėdė, mano tos sesers, gyveno 100 metų, bet buvo aklas. Jinai turi genetinės tas ligas, o kodėl jai iššaukė tokioje gilioje jaunystėje, todėl, kad trūko D vitamino. Visiškai žmonės nevartoja D vitamino. Tai jeigu nevartoja D vitamino, greičiausiai tos senos ligos, kur turėtų atsirasti, sakykime, gilioj senatvėje arba iš vis nesirastų genetinės, jos labai greitai atsiranda jaunam amžiuje. Ir man atėjus į Neolife kompaniją ir išgirdus iš tada sesiai, sakau, tu žinai, pabandyk pavartoti papildus. Ir jinai vartoja vitaminą C, karotinoidus, omega, flavonoidus, D vitaminą ir paskiau prijungė Q10. Tai po metų vartojimo jinai nematydavo pakėlus akis dangaus visiškai. Ir jinai nebemato spalvų, yra juodas baltas fonas ir jeigu užgesintum šviesą, jinai net to siauraus takelio nebemato. Ir po tų metų vartojimo jinai su anūkėliais žaidė kieme ir mažasis anūkėlis pribėgęs šaukė močiutė, pakelk akis, kokie balionai. Ir sako, automatiškai, kai mažiuks, aš pakėliau, ir pradėjau šaukti ant viso kiemo, aš matau, subėgo kaimynai, vyras, nes iš tikrųjų žinom visi, kad mūsų aplinkoje, kad jinai nemato, jai reikia pagalbos, prikipti, pavesti, pasodinti, automatiškai viskas taip gaunasi. Tai jos nuostabai buvo, kad jinai pakėlus dangą akis pamatė tos skrendančius balionus. Aišku, jie nebuvo spalvoti, jie buvo juodi balti pagal jos regėjimą, bet kiek Neolife kompanijos papildai veikia mūsų organizmą, kiek veikia tą mūsų ląstelę. Tai įmanoma ir kataraktą sustvarkyti, ir sustabdyti tą geltoną dėmę ir glaukomą, jeigu mes prisimaitinsim ląstelę. Tai dabar norėsiu padaryti tokį